Labą dieną. Kooperuojantis su mūsų draugais iš Locked and Loaded ir praeities žvalgo, turėjau progą pakalbinti Ukrainui savanoriaujantį lietuvį Ernestą. Tie, kas stebit mus seniau arba stebit mūsų draugus praeities žvalgę ir Locked and Loaded, Ernestą jau matėt, nes mes Ernesto skyriui rinkom pinigus, kad galėtumėm visam skyriui atnaujinti taktinę ekipuotę. Ernesto skyriaus taktinė ekipuotė jau atnaujinta, bet karas Ukrainai nesustoja, dėl to pasinaudosiu progą priminti, kad mes su Locked and Loaded ir praeities žvalgu toliau renkam pinigus paremti ukrainiečius. Šį kartą bandom surinkti 33 000 antidroniniam sistemom. Tie, kas neabejingi šiai temai, o jei žiūrit šitą vaizdelį, tikriausiai esat neabejingas, prisidėkit prie paramos, rekvizitai nurodyti apačioj, o dabar einam prie trumpo interviu su Ernestu. Tai sveiki, esu lietuvis kariaujantis Ukrainai, esu savanoris. Aš jau daugiau negu metų su pusė kariauju Ukrainai. Taip, pradėsim nuo ginklų. Iš pirmo pozicijos visada yra kažkokios stačios pozicijos, kur jau yra ginkluotė. Kulkosvaidžio, sandėliai kažkur irgi padaryti. Aš asmeniškai visada su savim paimu mažą valymo komplektą dėl viso pikto. Ten, jeigu dėl sunkiosios kažkokios kulkosvaidžius, tai jos reikia ten prižiūrėti. Dažniausiai būdavo taip, jeigu kulkosvaidžio gan normaliai pašaudė, jau tiesiog nuimam nuo pozicijos ir bunkerį jį išvalom. Bet vėlgi, apkasai, dulkės, dar kažkas, apkase tu idealiai neišvalysi ginklą, plus pas tave nėra tiek laiko jį valyti. Tu greitai praeini, pravalai kažkiek minimaliai ten, kad geriau būtų situacija su ginklų priežiūra ir viskas, pas tai atgal. Tu negali ten 6 valandas sėdėti į drožtą, tau reikia greitai išvalyti, pastatai, užtaisai, viskas, laukiam. Termovizorius aktualu naktį. Naktinio matymo prietaisai irgi aktualu, bet irgi priklauso nuo kartos. Kuo senesnė karta naktinio matymo prietaisai, jie spinduliuoja per termovizorių. Jeigu ten paimti jau 3 kartos, tai spinduliuoja mažiau. Nes per termovizorių gali tiesiog pamatyti spindulį ir tave gali taip pamatyti. Bet naudojama priemonė? Taip, naudojama. Ta prasme, visada gerai aš turėjau savo termovizorių, bet jį praradau Bachmute. Nes ten tokia situacija išėjo ir su naktinio matymu prietaisu irgi ten. Pavyzdžiui, šiandienos oro, pamatai, kad geras mėnulis, mažai debesų, tai iš vis idealiai dirbs. Tokio realiai nebuvo, aš realiai paėmiau visko, ko įmanom, ko man bus reikalinga. Aš tiesiog padėjau savo po lovą ir viskas. Jį guli ten, ateis gal laikas, kad reikalinga bus. Jeigu žmonėm buvo kokiu nors, kad lemą, negalvojau net, ką reikės. Būdavo. Ten irgi valymo priemonės nepaėmė arba nuo paprasto vandenį nepaėmė su savim į pozicijas. Butelį vieną įmesk ir viskas nors. Pozicijų pavalgyti vandens nėra problemų. Bet su savim visada paimti sauseką ir butelį vandens, visko gali būti. Gal šiandien šarvuotis neatvažiavo ir garnizonas neatnešė. Tai ką dabar badauti ir be vandens sėdėti. O dėl ekipuotės, tai realiai pasėm viskas beveik yra, ten nuo dujo kokių, nuo šalmo, netgi yra irgi dėl specifinių užduočių irgi. Ne visada man reikia, pavyzdžiui, paimti su savim plate-carry, aš galiu, pavyzdžiui, irgi tą webingą užsimesti. Ne visada reikia paimti su savim tam 30 kg ekipuotės, jeigu kažkokia ten užduotis reikia nueiti, kažką ten pastatyti arba tiesiog nueiti išvalgyti, tai išvalgai visada vaikšto ant lengvo. Dar pas mane tokio nebuvo, kad aš ilgai nemiegočiau, nors vieną kartą realiai man daugiau negu paros reikėjo būti už vairo. O paskutinės valandas tiesiog priešais mane važiavo irgi mašina mūsiškai, jis pamatė, kaip aš vieną kartą užmigau už vairo ir mane į dešinę pasuko, aš pato. Tai tiesiog mes padarėm pusvalandį, sustojom prie degalinės ir aš pamiegojau. Bet čia irgi tokia kaip karinė būtis, nes čia pirmą kartą išėjau ir reikėjo. Ir ten nuvažiuoti, ir ten, ten po 100, po 200-300 km. Pavyzdžiui, tai yra frontas, pozicijos, tai ten irgi yra budėjimai. Ten 2 valandas ten ant žvalgymo posto sėdė,
ten 2 valandas ant racijos. Ir jeigu pas tai yra laisvas laikas, tai sėdi bunkerį, ten padarai savo pietus, arbatos arba mėgi. Tapsime, patau pasirinkimas, ką tos 2 laisvas valandas nori daryti. Nu, pafrontes zonai būtinė diena atrodo taip. Prasme, tu jau esi jau sektoriui, pafrontai, tu jau turi kažkokį užnugario darbą. Ten vieną kartą aš buvau atsakingas už nugario darbą, buvau atsakingas už mašinas. Mane paskiria, kad aš turiu žiūrėti mašinas, jeigu kažkokias ten yra problemas, jos vežti taisyti. Ir kad jos visada būtų su kuru. Nes niekada nežinai, kada reikės kitai grupiai išvažiuoti į sektorių, pas tave ateis grupė, o pas tavęs nėra mašinos. Irgi dėl saugumo, ten pafrontai irgi mes civiliniais rūbais vaikštom be antsiuvų. Padarai savo darbą ir viskas, pas tave poilsis. Nes tai yra pafrontis zona. Ten tu atvažiai poilsiauti. Tu turi daryti kažkokį darbą. Kokį tau paskiria tavo vadas ir viskas. Pafrontis zonai, pavyzdžiui, kai Mase, kurie jau buvo mūšį, ten irgi su santechnika, su tualetais irgi būdavo problemos. Bet dažniausiai su dušu nėra problemos ir visada mes turim tokią savo tarnybinę skalbyklę. Mes ją atvežam į sektorių. Jeigu yra elektra, visada galim išsiskauti rūbus. Bet niekas tau nedraudžia paimti kibirą, muilo ir išsivalyti. Jeigu vasarą, tai išvis idealiai. Žiemą truputėlį jau sunkiau su higiena, nes irgi vasarą jau tu gali tiesiog su muilu, kibirą. A žiemą jau reikia ieškoti irgi elektros. Ne visada pafrontis zonai yra elektra. Dėl elektros. Pafrontis zonai būna problemos su elektra, kažkur atskrido, atjungia elektrą. Visada turim su savim generatorių, kuris dirba ant kuro. Jeigu mums reikia pakrauti powerbankus, pavyzdžiui, reikia išvažiuoti jau į frontą, reikia pakrauti powerbanką, mes jį pakrauname nuo generatoriaus. Su radio ryšim prietaisus irgi nuo generatoriaus. Powerbankus naudojate, ne? Taip, taip. Efektyviai ir veiksmingai. Jeigu, pavyzdžiui, yra darbinis telefonas darbui padarytas, pas jį yra žemėlapis, tai powerbankas reikalingas. Dėl dujų. Dujos, bunkeriai, ta prasme, bunkeris sėdi, paimi su savim dujus, ten yra specialiai vieta, kaip pernešame, kaip mes sakom, virtuvė. Dujus įstatai, katilėlį, vandens ir sriubos gali padaryti. Ta greitai. Iš pirmo pradėsim nuo to, kad yra saugumo nustatymai, nes telefonas tai yra, jis yra matomas. Mes dažniausiai 90% išjungiam lokacijos, visose programose uždraudžiam, kad jie prašydų nuotraukos, lokacijos. Ir kai mes esam pafrontes bazėje, visi mes sėdim ant Wi-Fi ir lėktuvėlių režimo. Čia yra su Androidu. Su iPhone'u taip neišeis. Ant kiek tu neišjungtum viską iPhone, jis vis tiek seks kažkur per geolokaciją, nes iPhone'uose pagal saugumą, jeigu, pavyzdžiui, tu praradai iPhone'ą, tu per kitą iPhone'ą gali jį surasti. Taip, taip, jis visada yra pajungtas. Tai iPhone'ų, pavyzdžiui, niekas ir nenaudoja kaip žemėlapį, nes, nesaugu. Kodėl reikia remti Ukrainą? Žiūrėkit. Ukraina iš pirmo labai didelė šalis, jie turi savo pramonę. Jeigu, pavyzdžiui, Rusija užimtų visą Ukrainą, jie gautų tos pačios ginkluotės, techniką. Nepamirškit, kad visose šalyse yra kolaborantai. Jie eis už Rusiją irgi ir pramonė. Ta pramonė dabar dirbs ant Rusijos. Visiems aišku, jeigu Ukraina pralaimės, tai ateis į NATO šalis, o jie ateis pas mus. Tai jeigu kuo geriau mes remsim Ukrainą, tuo daugesnė tikimybė, kad Ukraina laimės karas ir nebus to karo pas mus. Iš pirmo, kai aš atvykau į Ukrainą, iš viso planai, kai prasidėjo karas Ukrainai, aš supratau, kad aš ne tas žmogus, kuris eis į mitingus, sakys, ten Ukraina padėjo, ne tai man. Realiai man lygiau paimti ginklą į rankus ir eiti kariauti.